Liepos 17-ąją Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaromas 25-asis Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas. Šią simbolinę dieną savo darbą palieka 9 metus įstaigai vadovavęs Egidijus Žukauskas. Išeinu dirbti visuomeninio darbo, tapau nuo Liepos 1 šių metų, Rotary metų, Lietuvos Rotary apygardos 1462 valdytojų, o tai yra taip pat Rotary International pareigūnas, vienintelis Lietuvoje. Ir tą visuomeninę veiklą, tą darbą irgi reikia atlikti, tai ir garbė ir darbas. Dailės galerijos vadovas sako svarstęs galimybę šias dvi pozicijas suderinti, tačiau nusprendė, kad tai būtų per daug sudėtinga. Pamatęs dienotvarkės, darbotvarkės ir kiek reikės nuveikti, aplankant 65 Rotary klubus Lietuvoje, taip pat Roktaraktas, Interaktas, užsienio komandiruotės į mokymus, supratau, kad tai sunkiai suderinama biudžetinės įstaigos vadovui. Egidijus Žukauskas sako, kad šie 9 metai prabėgo kaip vieneri, tačiau nuveikta išties daug. Mes gerąją prasme tapome menų, dailės, kūrybos, susitikimų, ne tik erdvė, bet ir fabriko. Ir daug gavosi sintezės įvairių meno kultūros rūšių. Ir aš džiaugiuosi, kad tą mes suvaldėm. Ir patenkinom visuomenės lūkesčius. Paskutinę darbo dieną vadovas nusiteikęs pozityviai. Jis tiki, kad įdirbis nenueis veltui, o pradėtus darbus tęs darnus kolektyvas. Manau, kad galerijos kolektyvas, jisai tikrai stiprus, darbštus, kūrybingas, laikys galerijos vėliavą aukštai. Žukauskui palikus pareigas dailės galerijai laikinai vadovaus keramikos paviljono vedėja, direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Aurelija Seilienė. Konkursas užimti galerijos direktoriaus vietą bus skelbiamas rugsėjo mėnesį, nes dabar atostogų metas ir konkurso skelbti neverta.